Paklausiau ChatGPT, kas atsitiktų, jeigu žmonės išmoktų atleisti vieni kitiems. Tai remiantis psichosomatikos duomenimis, 70% ligų išvis išnyktų. Įsivaizduokit, 70% visų pasaulio ligų tiesiog išnyktų, jeigu žmonės išmoktų vienintelį dalyką – atleisti kitam. Atleisti už nuoskaudas, atleisti už kažkokį pažeminimą, atleisti už kažkokią apgavystę. Jeigu žmonės išmoktų atleisti, 70% ligų tiesiog išnyktų. Tai kodėl taip yra sunku atleisti? Kodėl taip yra sunku priimti kažkokį tai skausmą kaip pamoką? Dėl to, kad dažniausiai pas žmonės yra aktyvūs tik tais 3 apatiniai centrai. Trečias yra ego centras. Ir kol mes per tą ego centrą neperlipam, atleisti realiai yra neįmanoma. Nes kad atleist, kad atsirastų atjauta, žmogus turi pakilti iki širdies čakros. Iki meilės, iki besąlyginės meilės. Iki savęs besąlyginio priėmimo, iki visatos besąlyginio priėmimo, iki savo priešo besąlyginio priėmimo. Tai jeigu tau sunku atleisti, paleisti, reiškia, pas tavai yra uždaryta širdis. Ir kad ją aktyvuot, ją atidaryt, reikia tiesiog surasti, kokios programos laiko ją užgniaužtą. Kokios programos uždarė tavo širdį. Ir kada randi tas programas, kada jas pašalini, tavo dažnis pakyla iki širdies lygio ir iš širdies galima atleisti, paleisti, priimti, padėkoti. Ir ligos, 70% ligų tiesiog išnyktų. Dėl likusių 30% čia jau kita istorija, čia apie priėmimą savęs ir atleidimą savo ir meilę savo. Tam reikia dar daugiau pastangų. Pirmas etapas yra atleisti kitiems. Antras etapas yra atleisti savo. Už savęs nepriėmimą, už nemeilę savo, už kaltinimą savęs. Kada šitie 2 dalykai yra išspręsti, kada širdis atvira, kada tu esi meilės vibracijoje, meilės dažnėje, realiai nėra tokios ligos, kuri galėtų įsiveržti ir kažkaip ardyti tavo kūną. Tai surask, kas neleidžia tau mylėti savo priešo, kas neleidžia tau mylėti savęs. Ir kai tos 2 dalykus pašalinsi, visos ligos pasišalins kartu su tuo.